Sveiki, sveiki. Aš labai labai nekantrauju sveikinti su Mantautu Ruzu. Labas, Mantautai, labas. Labas, Ieva, labas. Malonu vėl matyti po ilgo laiko tarpo. Oi, man yra dar maloniau, o ypač šiandien, nes, nu, mes kiekvieną kartą, kai kalbame su jumis, tai atrandam tiek daug nežinomybių, įdomybių ir norisi jums griebti viską ir skaityti, Jo. bet šį kartą, nu jau Ruzai, žinokit, šį kartą norisi tik klausti ir nu, ta prasme, išspausti iš jūsų viską, ką jūs turite pasakyti apie šį žmogų. Pabandysim, pabandysim. Jo. Taip, kodėl aš taip drąsiai kalbu, mėly literatūros mūsų mašinos žiūrovai? Dėl to, kad kalbėsim apie autorių, kur man atrodo, nu, nėra žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs jo pavardės, Taip. nes čia toks mokyklos privalomasis sąrašas, kur tu nori, nenori tą vyrą su ta gražia cigaretė, su tom gražiom akim, turi pasimti savo rankas ir atsiverst. Nu taip jau yra. Taip. Tai Rusai, iš tiesų šiandien kalbam apie Kamiu. Jo. Ir mano iš karto pirmas klausimas jum, jeigu taip reikėtų trumpai apie jį, nu gerai, aš žinau, kad su jumis neįmanoma trumpai, bet apie jį, apie būtent šitą rašytoją, iš jūsų perspektyvos, ką galėtumėt pasakyti mūsų žiūrovom? Jo, Ieva. Nu tai, ką apie jį galima pasakyti, tai gal tiesiog, gal reiktų pradėti nuo biografijos, nes iš esmės jo biografija ir jo filosofija, ne, arba tiksliau net jo literatūra labiau gal yra iš esmės neatskiriama nuo jo biografijos. Taip, Tai va, skirtingai nuo, pavyzdžiui, kitų egzistencialistų, tokių kaip Gabrielis Marcelis ar kaip Žanas Polis Sartras, kurie iš esmės yra labai tokie tipiški intelektualai, kaip legendinis profesorius Meškauskas yra pasakęs apie Tomą Venclovą, užaugę knygų spintoje. taip, Tai va, Kamiu ne. Kamiu yra, kitaip sakant, suformuotas sunkaus gyvenimo, kurį, kitaip sakant, jis patyrė. Ir jo literatūra ir jo filosofija suformuota būtent gyvenimo. Kaip jisai pats sakė, mane formavo skurdas ir saulė. Tai va, taip. jo, tai gal tada, vat, Tai mes jau taip mintimis į Afriką keliaujam, ar ne? jo, Aš jau mes jaučiu. keliaujam Mhm. mintimis į Šiaurės Afriką, į Kamiu, kaip sakant, tėvynę. Tai jis užaugo Alžyre, gimė ir užaugo Alžyre, gimė jis 1913 metais, likus 9 mėnesiam iki pirmo pasaulinio karo. Ir jo tėtis buvo mobilizuotas ir žuvo pirmam pasauliniam kare, kariaudamas buvo mobilizuotas ir buvo išvykęs į Prancūziją ir ten Prancūzijos teritorijoje žuvo ir buvo palaidotas Prancūzijai. Ir mama Kamiu buvo 9 mėnesiai, kai tėtis žuvo. Ar nu, kažkiek tai, gal truputį vyresnis, bet kažkur tai labai mažo amžiaus. Taip, Ir mama buvo didžiuliam šokė ir jinai iš esmės patyrė vat, tokį sukrėtimą, kad praktiškai apkurto. Jo, ir jis jau turėjo brolį, vyresnį brolį, ir nu, jisai iš esmės su mama jo santykiai, vat, kaip ir svetimame, tokie buvo labai šalti, nes mama labai daug dirbo ir gal neparodė tų jausmų, kur jam reikėjo mamos meilės, bet jis kažkaip, mama gal ir mylėjo jį, bet negalėjo parodyti, nes tuo labiau, kad ir, kaip sakau, augo labai skurdžiai, mama visą laiką dirbdavo, valytojos darbą, labai sunku darbą, jie gyveno be elektros, be vandens, iš esmės jo, ir jisai augo su broliu, dar tokią valdingą močiutę turėjo. Ir su mama, kurios, beveik, kaip sakau, niekada nematydavo. Tai va, jis augo tokiom sąlygom Alžyro sostinės pietrytiniam rajone darbininkų. Na va, bet, kaip sakau, tas rajonas nebuvo toks blogas, turiu menį, tai nebuvo visiškai skurdus rajonas. Toks daugia tautis, ten ir prancūzų kolonistai, ir alžyriečiai kartu, ir, nu va, ir jisai, būdamas dar moksleiviu, jau žaidė futbolą. o. Jo, ir Mhm. jisai buvo perspektyvus,
perspektyvus vartininkas. Jisai žaidė už Alžyro universiteto komandą, būdamas dar moksleiviu. Taip, Bet vat ištiko dar viena nelaimė jo gyvenime, tai yra 17 metų, kai jisai buvo ir, nu, kaip pačiam, kaip sakant, jėgų žydėjime, taip. jisai susirgo tuberkuliozę. Jo. Na, nu, va čia tai gyvenimas, tokia palaiminga Taip. žvaigždė gimęs. Mhm. Jo, palaiminga žvaigždė, galima sakyti, gimęs. Jo, susirgo tuberkuliozę ir turėjo mesti futbolą, kurį labai mylėjo. Taip, Ir, ir kaip sakau, vat, tie, tie gyvenimo, taip sakant, sąlygos ir gyvenimo aplinkybės vat, jį formavo kaip tokį. Nu, kai žmogus jau visą laiką serga ir arti mirties, tai tu ir apie gyvenimą mastai, kad tau gyvenimas iškrėtė tokį pokštą ir tas pasaulis tau tampa toksai kaip ir svetimas. taip, Va, ir nes jisai pats yra sakęs, kad futbolas jį išmokė visko apie moralę, būtent futbolas jį išmokė. Tai va, čia aišku, vėl labai skambi frazė apie žmonės ir moralę išmokė futbolas, bet jo, tai apie įsipareigojimus ir moralę mane išmokė futbolas visko. Tai va, tai aišku, tai tikriausiai teamwork, kaip sakant, komandinis taip. darbas, palaikymas vienas kito ir taip toliau. Tai va, jis turėjo mesti savo veiklą, kurią labai mėgo. Na va, ir tada šiaip netai pabaigė mokyklą ir įstojo į Alžyro universitetą ir tenai studijavo filosofiją. Mhm. Jo, susipažino su tokiais mąstytojais kaip Siorinas Kierkegoras, kurie jam padarė didžiulį įspūdį, kurie retroaktyviai priskiriami prie egzistencialistų, nors pats Kierkegoras tuo metu, nu, tokios savok, tokios, kad tokio filosofijos įvardymo dar nebuvo kaip egzistencializmas, bet tiesiog retroaktyviai jis yra priskiriamas prie egzistencialistų. Tai va, tai Camus patyrė didelę Kierkegoro įtaką. Ir aišku, nu, nelaimė po nelaimės. Toliau jisai vedė tokią merginą, Simoną Hije, Taip. ir tokia, nu, emancipuota, apskaičiusią irgi prancūzė, bet Alžyro prancūzė. Nu Mhm. va, bet ta santuoka buvo irgi nelaiminga, todėl kad Simona, kaip sakant, įniko į narkotikus. Jo. Metus, jo. Jo. Ką tie vyrai daro su Jo, ir moterim? Nu, praktiškai jau tenai antrais santuokos metais jinai iš klinikų neišeidavo. Ir vienos kelionės į Europą metu Camus sužinojo dar vieną tokią nemalonę tiesą, netikėtai perskaitęs jos susirašinėjimą su daktaru, kad jinai daktarui teikė seksualinės paslaugas, kad jis jai parūpintų morfijaus. Jo, tai, tai vat ir, nu, praktiškai pro tos kelionės į Europą ta santuoka labai greit subirėjo, nu, iš viso ta santuoka truko 2 metus, tai va, ir, taip. jo, ir, tai va, tai tokia sunki vaikystė, nelaiminga santuoka, tuberkuliozė, žodžiu, viskas susidėjo ir kaip sakau, na, dėl to ir vadinama ta filosofija absurdo, ne? Mm. Filosofija, nes Camus, Camus iš tikrųjų toks, kaip sakant, nu, čia gal etiketė, kad jisai absurdo filosofas, nes mes dar pakalbėsim apie tai, ne? Taip, taip. Bet ir kuo jisai skiriasi nuo kitų egzistencialistų, tokių kaip Sartras, pavyzdžiui, ne? Kurie jau užsiminiau, kad Sartras labai knyginis filosofas yra. Mhm. Jo, bet, nu va, tai antra santuoka buvo, sakykime, taip laimingesnė, bet pats Camus jau tenai turėjo ir meilužių. Jo, Aš ir, negaliu. Aš jo, negaliu. jo, Aš jo. vis dar laukiu, kada mes turėsim kalbėti apie Nobelio premijas, apie Tuoj kažkokį prieis. grožį jo gyvenime. Jo, tai Francina Kazanės buvo jo antroji žmona, bet kaip sakau, jisai buvo įsivėlęs įvairius, kaip sakant, santykius su gražiom moterim.
to meto aktorė turėjo tokią, ma- atsiprašau, Marija Kazarės buvo va ta jo meilužė, o jo žmona buvo Francina Faurė. Tai va, tai su kuria beje jis susilaukė dviejų vaikų, O. dvinukų, jo. Mhm. Jinai buvo muzikė, pianistė ir dėstė matematiką. Jo, vat, Kamiu kažkodėl tai. Kadangi jisai buvo aktyvus visuomeniškas žmogus, jisai nuolat vat, bendraudavo su vairių sluoksnių žmonėmis ir statė ir spektaklius beje. Ir Taip. susipažino su tokia aktorė, kaip sakau, Marija Kazarės, kur turėjo irgi. Kaip, Oi, tas tai aktorės. detalių nežinau, kaip Mm. sakant, jo. Taip, taip. Su žvake nestovėjau, bet žmona iš tikrųjų, ta antroji žmona labai išgyveno dėl to, dėl jo tenai, kaip sakant, meilės romanų. Ir, Taip. ir sirgo, rašoma, kad sirgo ir depresija dėl to ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai jo, ir Negali tie Kamiu. gražūs vyrai. Na, Nu na. taip, ir Kamiu, aišku, susilaukė šlovės, tai ta tuberkuliozė, matot, nu, jis netapo futbolininku, galbūt nuėjęs į Mhm. futbolą, tai čia nežinau, kaip pažiūrėti tą tuberkuliozę, aišku, Taip, bet tuberkuliozė tikriausiai mum davė Kamiu kaip filosofą ir rašytoją, kurio mes nebūtumėm turėję, jeigu ne tuberkuliozė, tai jo, čia taip taip. dviprasmiškai jo pasakiau, bet na va, ir jisai gavo Nobelio premiją, būdamas labai jaunas. 57 metais jisai gavo Nobelio literatūros premiją. Tai yra vienas jauniausių literatūros Nobelio premijos laureatų. Dar jaunesnis už Prašau. jį tai buvo jo Kiplingas, kuris gavo būdamas 41 metų, o Kamiu Nobelio premiją gavo būdamas 44 metų. Va. Tai va. Va, tai tau. Bet dėja, Ir dabar tuoj pasakysit, kad po poros metų mirė. jo, Nu, aš laukiu. po poros metų mirė net ne savo mirtimo, pateko į auto katastrofą. Nu, Tai va, beje, jisai, kas įdomiausia, sausio 2 dieną, 60 metų, jie turėjo tokį bendrą šeimos, nu, su šeimom ir su artimais draugais. Galimar jo buvo leidėjas, tai va, su leidėjas ir šeima, ir jo ir žmona, ir vaikai, jie atšventė Kalėdas, atšventė naujus metus ir žmona nusprendė važiuoti traukiniu namo, o Galimar pasiūlė, kad vat, su Kamiu, kad jisai su Galimar šeima grįš į Paryžių su Galimar, su prabangio, kaip sakant, sportiniu automobiliu, leidėjas pasiūlė po ilgą taip. tokią kelionę, ar ten 700 km, žodžiu, labai ilgą kelionę, ten kelias dienas jie keliavo su sustojimais dideliais. Tai va, tai ir jie nusprendė grįžti automobiliu, o žmona išlydėjo į stotį su vaikais ir žmona grįžo su traukiniu. Nu va, ir toj kelioniai Galimar nesuvaldė automobilio, nu yra daug versijų, ten sprogo padanga, slidus kelias, automobilis didelis, sportinis, kaip sakant, Pasel Vega, jeigu ką tai sako, toks didžiulis Aha. jo Taip. automobilis sportinis ir Kamiu praktiškai žuvo tikriausiai po to tyrimo išaiškėjo, kad Kamiu žuvo vietoj. Nes automobilis nesuvaldytas, ar, kaip sakau, ar nesuvaldė automobilio, sprogo padanga, trenkėsi į medį, toj pusėje, kur sėdėjo Kamiu, tai yra keleivio pusė, o vairuotojas buvo Galimar labai, labai sužeistas stipriai ir jis tikriausiai net nesužinojo, kad jis užmušė Kamiu, nes jis po 6 dienų praktiškai nuo žaizdų mirė ligoninėje. O jo žmona ir dukrai beje Galimar buvo 18 metų ir atšventė kaip tik gimtadienį ir gera nuotaika, visi automobilėje kalbėjo apie jos planus ir taip toliau. Tai va, dukra su žmona liko gyvos ten su mažais sužeidimais. Tai va, tai baigėsi Kamiu gyvenimas jo. Nu, sakyčiau, absurdo gyvenimas toksai. Absurdo, visiškai E, visa grandinė įvykių, kurie jo, tokie, nu, labai absurdiški iš tikrųjų, sakau, nuo tai pat aš tada, vaikystės žinokit, lydėjo.
Man to tai labai džiaugiuosi, kad pasiėmėm irgi tokį absurdą, Yeah. praleidus Sizifo mitą, kas irgi yra toks gyvenimo absurdas, Jo, bet atsigręžiant į svetimą, na tai tikrai tai toks kultinis kūrinys, kur taip. visą gyvenimą atsiminsiu, kaip lietuvių kalbos mokytoja perskaitė Mirė mama, nežinau, šiandien ar vakar ir mes visi pradėjom juoktis, aš Yeah. atsimenu. Ir tada galvom, kažkaip parašytas, kuris jau pradžioj, nu kaip čia, tiesiai šviesiai sako, kad nežino kaip kas bus ir tada mums visiems buvo toksai šokas, ar mes kažką suprasim, bet ir man atrodo visam pasauliu buvo šokas nuo šitų eilučių, nes, nu, kažkaip svetimas, nežinot svetimo, nu, mažai tokių žmonių, kurie Jo. bent jau nebūtų girdėję. Tai Ruzai, iš jūsų perspektyvos, svetimas, kada pirmą kartą paėmėte į rankas, pirmos mintys ir kaip atsirado Kamiu būtent jūsų bibliotekoje, tokioje gan dideliai, nes matom už jūsų. Jo, tai svetimas, nu pas mane aš irgi susipažinau, kaip ir daugelis tikriausiai iš mūsų klausytojų, ir Ieva, jūs tikriausiai susipažinau mokykloje. A, tai va, taip jis atsirado iš esmės, o taip, ta knyga, aš vėliau ją dar skaičiau keletą kartų ir jinai iš tikrųjų man padarė didžiulį įspūdį. Bet jo, man atrodo, mokykloje pirmą kartą susidūriau ir mane tada nustebino, vat, aš tik paskui jau studijuodamas filosofiją ir dar kartą skaitydamas supratau, kur ten yra, taip sakant, ta idėja, nes kai skaičiau, tai iš tikrųjų, nu, atrodo, kaip taip galima tokiam šaltam būti per mamos laidotuvės ir, ta prasme, nerodyti jokių jausmų, bet jo, tai ta knyga šiaip tai Prancūzijoje, kai jinai pasirodė 1942 metais, tuo metu Paryžius buvo po vokiečių okupacija. Ir tą knygą beje Galimar ir išleido, o tai yra prestižinė leidykla, kuri, Taip. kaip sakant, visa šeimos dinastija valdė, nes Galimar leido ir Prustą, ir, nu, ten kitus didžiuosius autorius, tai va, ir kai Kamiu kai leidėjas perskaitė Svetimą, suprato, kad čia bus sensacija iš karto. Ir buvo jinai išleista 1942 metais, kaip sakau, okupuotojam Paryžiuje. Ir jinai iš karto tapo sensacija. Tai va, iš karto tapo sensacija, tuo labiau, kad dar tokia leidykla ėmėsi, kam atsisakė savo prieš tai buvusio leidėjo, kuris tikriausiai nu, nebūtų taip sukėlęs tokio furoro Taip. ir neturėjo tokių galimybių didelių. Tai, va, tai man atrodo, ten Galimar vienu metu išleido ne tik tai Svetimą, bet ir Sizifo mitą. Ten jie tikrai Mm. turėjo didžiulės galimybės. Bet Galimar pats sakė, kad Sizifo mitas jam ne, 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 o Svetimas yra wow. Taip, 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 taip. Jo, 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 taip, taip, taip. Tai va, ir jo, bet kai aš pradėjau gilintis rimčiau, kas tai per knyga, tai yra, kitaip sakant, tai yra jo, tai yra didžiulis filosofinis užtaisas literatūriniai formai pateiktas, nes Kamiu, jisai net yra pasakęs, kad jeigu tu nori būti filosofu, rašyk romanus. Mm. Tai jis ir nerašė tokių filosofinių veikalų, kaip pavyzdžiui Sartras, Būtis ir niekis, ar tenai kiti, sakykime, Sartro veikalai filosofiniai. Jis Sartras šalia to rašė literatūrą, Kamiu rašė tik literatūrą, tuo pačiu būdamas ir filosofu, ir rašytoju vienu metu. Tai va, tai Svetimas yra toks romanas, gal labai trumpai apie siužetą, kurie Taip. neskaitė, ne? Bet, Tai yra, bet ne iki galo, nes man atrodo, kad tie, kurie, nu, aš 100% manau, kad daugelis bus skaitę arba matę ir pastatymų, ir spektaklių, ir filmų, ir YouTube'ai, nu, žodžiu, bet paliksim tą klaustuką, kaip ir ten, kur jau bekeliausim iki teismo salės ir viso kito. Tai aha. viską pasakojam, bet ne iki galo. Kad Nu sužadinti gerai, iš gerai, naujo tai pasimtą knygą. labai trumpai apie siužetą, kad Taip. pagrindinis veikėjas Merso. e, Jo, prasideda romanas Šiandien mirė mama, o gal ir vakar, nežinau. Va, tokiais šaltais sakiniais ir pagrindinis veikėjas Merso atvyksta į mamos laidotuvės bet labai elgesi keistai, labai elgesi šaltai, be jokių emocijų priema tai, net rūko prie mamos karsto, geria kavą. Po laidotuvių susitinka su savo drauge Mary, kur
eina į paplūdimį, paskui eina į žiūrėt komediją su Fernandeliu. Mhm. Žodžiu, nu, kaip sakau, atrodo labai keistai viskas, bet čia, bet čia ir yra Kamiu idėja. Jo, nu ir galiausiai net įsileidžia tokį sutenerį į savo namus, kur suteneris įvelia į aferą, kur prašo, kad parašytų savo buvusiai klientai į laišką, nu ne va sutenerio vardu, bet Merso parašo tą laišką, nes sako, aš labiau norėjau, kad jam padėti, negu nepadėti, nu kažką irgi panašaus tokio. Ir, žodžiu, tas suteneris galiausiai, s- kaip suprantu, sumuša tą merginą, galiausiai ją, nu, norėdamas pažeminti savo tą buvusią klientę. Ir būna iškviečiama policija, bet net ne Merso iškviečia policiją, o kaimynai. Merso viskas tas pats iš esmės jam yra ir koks skirtumas, kas ten vyksta už sienos ar kitam bute ten. Nu ir tas suteneris paskui prašo, kad Merso paliudytų, kad jis jo draugas, kad viskas čia yra tvarkoje ir Merso toliau veliamas į tą, kaip sakant, o ta mergina yra alžyrietė ir nu, kaip sakant, jos brolis su kitais draugais nu, nori atkeršyti tam suteneriui. Ir Merso išvyksta už Alžyro ten sostinės į vilą pas to sutenerio draugą su Mary, su savo drauge. Tai va, ir galiausiai paplūdimė susitinka tuos alžyriečius ir Merso nužudo vieną iš tų alžyriečių, paėmęs beje ginklą iš to sutenerio, tiesiog paprašęs, kad tu duok man ginklą, nes jūs ten įsiaiškinkit vyriškai, bet kažkaip tai Merso šauna, kad reikia gal nužudyti tą alžyrietį ir tiesiog jį nužudo. Nes kodėl ne? Jo, Mhm. jo, kodėl mes taip ir nesuprantam? Nu, iš tikrųjų paskui suprantam, bet tas paaiškinimas nu, visai neįtikina teismo ir tikriausiai skaitytojo neįtikina, bet iš tikrųjų tai ir yra paaiškinimas. Tai va. Ir, nu, vyksta teismo procesas, kur antra dalis jau knygos iš esmės paskirta teismo procesui, kur Kamiu teisiamas dėl to, kad jisai nužudė arabą, bet gaunasi taip, kad jisai nuteisiamas dėl to, kad jis negėdėjo ir per mamos laidotuvės, nes pakviesti Mm. teisme yra tie liudytojai iš mamos laidotuvių ir žodžiu, kad jis apkaltinamas viskuo, kuo tik Mm. įmanoma. Žodžiu, antroji daly reikia atsiskaityti už praėjusį gyvenimą, ne? Taip. Ir Taip. jo, ir visuomenė iš esmės suveda sąskaitas su Merso. Tokiu būdu. Tai va, tai kas dabar vyksta čia, kaip čia tas, trumpai va, papasakojau, Taip. kas čia vyksta dabar, kodėl čia taip vyksta ir tai e, čia yra, aš sakyčiau, fenomenologinis romanas. Kamiu idėja kokia? Kamiu idėja yra, tai yra perimta iš filosofo fenomenologo Edmundo Husserlio. Edmundas Husserlis yra pasiūlęs tokį filosofinį metodą, fenomenologinė redukcija arba transcendentalinė redukcija. Kai tu Vat, jau nors kitruzai dabar lietuviškai. Mhm. dabar lietuviškai, Taip, lietuviškai dabar. jo, kad kai tu pabandyk aprašyti daiktus tokie, kokie yra iš tikrųjų, ne per savo emocinę prizmę, nes mes pasaulį matom per kažkokią emocinį tinklelį. Taip. Tai va, emocijas tu turi suskliaust, kitaip sakant, ir pabandyk pasaulį patirti tokiai grinoj sąmonės būsenai, kur be jokio emocinio, ideologinio lauko. Taip. Pasaulį taip, kaip jis reiškiasi tau tiesiogiai. Tai va, tu suskliaudi, ne? E, emocijas įskliausus, tai lygiai tą daro ir Kamiu. Jisai aprašo taip, kaip man reiškiasi pasaulis.
Ne, tai ar gerai, ar blogai, ar maloniai, nemaloniai, tiesiog kaip reiškiasi pasaulis. Jis naudoja va, šitą fenomenologinės redukcijos metodą, nes Huselis, būdamas matematikas, jis ir siūlo, kad kaip matematikoje mesgi suskliaudžiam kažkokį veiksmą, pavyzdžiui, skliaustus, bet mes jį atidedam vėlesniam Taip, laikui, ne, prieš tai, kad išspręsim kitus, ne, kažkokią lygtį, kai išspręsim. Tai va, tai lygiai čia taip pat, ne, tai yra fenomenologinis romanas, kur pagrindinis veikėjas tiesiog aprašo, kaip viskas jam reiškiasi tiesiogiai. Tai e, yra įvykiai, kurie neturi kažkokios loginės sekos. taip. Tai yra lempa, tai yra žmogus su šunim, tai yra tas stalas ir taip toliau. Aš tiesiog aprašau, kaip viskas vyksta. Nu, pavyzdžiui, jo draugė Marija jam siūlo tuoktis, jisai sako, nu, galim tuoktis, koks skirtumas. Jam pasiūlo prestižinį darbą Paryžiuje. Taip. Nu, gerai, bet Bet man tai, o galima sakyti, kad pats ir Kamiu parašęs tą svetimą šiek tiek naudoja, imkim taip, nu, nes prieš tai mūsų pažindino su jo autobiografija iš savo gyvenimo tam tikrų tokių aspektų, tai, nu, kur yra, va taip ir yra. Nu, nes aš kiek atsimenu, tai, jei jūs jau ką mane patikslinkit, jisai svetimą parašė labai jaunas, būdamas labai jaunas vaikinukas. Nu, ten 27, nu, 26, kažkur tiek. Jeigu aš žinau, kad mes buvom labai nustebę, kad toks jaunas ir mums labai patiko, kad labai trumpa knyga, aiški, nu, ta labai prasme, trumpa knyga. suprantam, Taip, supranti, ką tu taip, taip, skaitai, taip. tik Taip. tu nesupranti, kodėl tas bičias, nu, kaip, nu, toks jaunas būdamas, kalba apie viską taip sausai. Dabar jau, kai jūs mus apšvietėt, Jo, kodėl, tai viskas aišku, bet kai skaitai, atrodo, nu, kodėl, negi žmogus yra jo, toks, nu, tokią antipatiją jaučia viskam, ta prasme, jo. absoliučiai viskam. Jo, tai čia idėja, kaip sakau, jo, nu, jisai šitam tikrą prasme, iš pradžių jo idėja buvo truputį kitokia - rašyti Mm, dienoraščio formai. taip. Kaip Sartras, vat, jam didelį įtaką padarė Sartro romanas Šleikštulys ir Kamiu galvoja, kad reikėtų rašyti dienoraščio formą. Bet Sartras kuo skiriasi nuo Kamiu, kad Sartras bando paaiškinti absurdą. Mhm. Kamiu nebando paaiškinti absurdo. Kamiu rodo absurdą. Ir Ja. sako, patys pasirinkit, ką čia palaikot, Ne, ar jis ne? tiesiog, kaip Kamiu sakė, jeigu tu nori kalbėti apie absurdą, kalbėk absurdiškai. Tai vat užtat mums toks jausmas, jis bando, čia iš tikrųjų didžiulės pastangos tiesiog parodyti tą pasaulio absurdą, neaiškinant, kas yra absurdas logiškai. Nes Sartras jisai bando paaiškinti, kas yra absurdas. Ir Sartras rašo, va, pavyzdžiui, išleikštulį dienoraščio formai, bet kas yra dienoraštis? Dienoraštis tai kai mes grįžtam vakare po darbo ir aprašom kažkokius esminius įvykius, atmetam nesminius įvykius. Taip, Ir Kamiu iš pradžių irgi turėjo tokią idėją, bet paskui jisai suprato, kad ne, nes čia reikia tiesiog imti visą dienos materialą ir jį aprašyti taip, kaip jis reiškėsi sąmoniai, ne kažkokius atskirus epizodus. taip, Jo, nes jis eina į paplūdimį, eina paskui į darbą, eina tenai į kiną. Eina. Ta prasme, nieko netmest. Ane? Viską paimt taip, kaip yra. Tai va, tai čia yra vat, vienas labai svarbus momentas ir jo skirtumas nuo Sartro, nes Sartras, kaip sakau, ten yra vienas toks epizodas Sartro šleikštulė, kur herojus paima akmenį į ranką ir nesupranta ir bando paaiškinti, kodėl šita situacija absurdiška, iš kur tas akmuo atsirado, kodėl jis čia yra. Ir va, tokiu būdu jis išgyvena tą šleikštulio jausmą, ane? Tai va, tad absurdiškumo jausmą. Kamiu tuo tarpu, jisai, kaip sakau, jis tiesiog rašo tokiais lakoniškais sakiniais, beje, kur įtaka didžiulė jaučiama mūsų jau aptarto Hemingvėjaus irgi. mm, Ane? Tik tai, kaip sakau, truputį kita idėja. Ane? Tiesiog rodyti tą pasaulio absurdiškumą, neaiškinant, kodėl jis yra. Tiesiog taip, rodyti pasaulio absurdiškumą. Ir žiūrėkim, jis irgi nuteisiamas dėl to, kad jis atsisako vaidinti. Tai yra, jis atsisako būti kaip visi, jis atsisako būti neautentiškas. Ne? Jisgi teisiamas ne tik tai, kad jis nužudė
alžyrietį, bet jis teisiamas dėl to, kad jis neišgyveno per mamos laidotuvės, kad jis neverkė per mamos laidotuvės. Jo, Kad ten tas toks jis, visuomenės spaudimas, tai ten taip, toks, nu, visuomenės spaudimas, kad tu nedėvi kaukės, bet jis ir taip, nes jis atsisako dėvėti kaukę. Jis pats teisme jaučiasi kaip keleivis, kaip jisai pats rašo, įlipęs į tramvajų ir nužiūrinėjamas kitų keleivių. Jisai jo. jaučiasi svetimas. Jisai jaučiasi svetimas tam žmonių spektaklyje. Taip, tas spektaklis galbūt e, palengvina tau, ne? Pirmoji dalyje, aišku, tenai, kai tu nedalyvauji tam spektaklėje, gal tiesiog iš išorės jauti spaudimą, bet tau dar nieks negrėsia. Tuo tarpu, kai tu teisme, tau jau grėsia mirties bausmė. Tai va, Nu, toks tarp kitko. jo, toks tarp kitko. Tai va, tai iš tikrųjų atsisakymas dalyvauti žmonių visuomenės tam spektaklyje, ane, tau gali kainuoti ir gyvybę tiesiog. Nes juk teisme, pavyzdžiui, teisėjas ir prokuroras, e, nu, nusako įvykius, kaip jie yra iš tikrųjų, ir Kamiu patvirtina, taip ir buvo, viskas gerai. E, tuo tarpu advokatas Kamiu bando tos įvykius pakreipti kitą linkmę ir paaiškinti, kad veikėjas yra nekaltas, o yra aplinkybės tam tikros, ir Kamiu sako ne. Ne. Jis advokatą pastato į labai sudėtingą situaciją, nes jis atsisako vaidinti ir atsisako sakyti netiesą. Bet kaip pagalvoji, bet čia yra labai gražus, čia yra siekiamybė, Taip, nemeluoti nei savo, būtent, nei kitiem. Nu jo, tai buvo, tai taip. ką man dabar daryti? Taip, va būtent Kamiu atsisako vaidinti ir atsisako kalbėti netiesą, nes iš tikrųjų priežastis labai paprasta, bet tai ir yra priežastis, kurie teisme sukelia juoką, kai Kamiu pasako, pagrindinis tas veikėjas Merso pasako, kad jam buvo labai karšta tiesiog. Jis ėjo prie šaltinio, pasimaišė tas alžyrietis ir jis nušovė jį. Nu, reikia, jis norėjo išsivaduoti iš tos nepakeliamos situacijos. Čia kaip net baisu, kad juokiuosi, bet kaip tik Ja. palėtė tą karštį, vis tiek, tam, kaip čia, Taip, jo knygoje ta simbolika per tą jūrą, per tą saulę, kad pasaulyje taip. karšta, karšta, karšta. Tai ar, Taip. nu, va, jūsų Priežastis ir nuožiūra, buvo karštis, iš tikrųjų. Turiu omeny, taip, kad nieko ten, nieko kito anapus to karščio nereikia ieškoti. Tų nu, bet loginių tikrai, kai guli priežasčių. pleže, nu, kaip pats Taip, dabar žmogus guli pleže ir būna žiauriai karšta, tai ar tu labai galvoji, nu, ta taip, taip, prasme. taip. Nes mes visą laiką bandome paaiškinti, kaip ir Sartras bando tą absurdą paaiškinti. Absurdo neįmanoma paaiškinti. Jis tiesiog yra. Jis tiesiog yra. Ir iš tikrųjų, tas nužudimas alžyriečio tai yra maištas prieš absurdą. Maištas prieš tikrovę, kur yra tau svetima. Tau daiktai yra svetimi. Sartriškais terminais kalbant, būtis yra savo. Būtis yra savo. Jinai būna savo. Jinai būna savyje ir jinai tau svetima. Ir taip tas veikėjas, nu, nenori susitaikyti su tuo, kas yra neišvengiama, kad būtis tau yra svetima. Ir tokiu va drastišku veiksmu jis tiesiog bando išsivaduoti iš tos situacijos, iš kurios neįmanoma iš tikrųjų išsivaduoti. Ir jis atlieka tą veiksmą. Tai va, tai dar baisiau, kad ne tik tai pasaulis, gamta yra svetimi tau, bet kiti žmonės yra svetimi tau. Tas labai gerai jaučiasi teisme, kai jis pasijaučia visiškai svetimas. Ir nenori vaidinti žmonių spektaklę, kur žmonės vaidindami tam spektaklę jaučiasi pakankamai gerai, skirtingai nuo Merso, kuris jaučiasi labai blogai vaidindamas tame spektaklė ir nori būti laisvas. Ne? Kaip jis pats sakė, beje apie laisvę kalbant, kad mane apie laisvę išmokė tik gyvenimas, o ne Marksas. Taip, Kad yra taip. laisvė, mane išmokė gyvenimas, o ne. Netgi jisai dar greičiau yra pasakęs, kad kas yra laisvė, mane išmokė skurdas, o ne Marksas. Jo. Tai va, tai Kamiu veikėjas atsisako tam dalyvauti spektaklį ir dėl to jis
netgi to jau sėdėdamas vienutėje ir laukdamas mirties nuosprendžio, jisai ten pasijaučia, kad susitaikė su gyvenimu. Vat pagaliau jisai susitaikė, jis iš tikrųjų yra laisvas. Jis nedėvi kaukės, ten pasigi bando verštis dvasininkas, Jo, jo, jo. kuris nori paaiškinti tą Merso netikėjimą e, per savo prizmę, kad tas jo netikėjimas yra tiesiog gilesnis tikėjimas. Taip, taip. Jo, bet iš esmės, taip, Kamiu yra pasakęs e, kažkokiam savo tekste, kad iš tikrųjų esminis klausimas, kaip gyventi pasaulyje, jeigu tu netiki nei dievų, nei protų. Kaip gyventi tokiam pasaulyje, jeigu netiki nei dievų, nei protų, kaip sakau, tokiam pasaulyje iš tikrųjų absurdiškam gyventi reikia, bet jame labai sunku gyventi. Bet vėlesni kūriniai, beje, kas įdomiausia, tai jis susitaiko su tuo svetimu pasauliu, jis priema tą svetimo pasaulio svetimumą, tik vat įdomu tai, kad jis gerai jaučiasi, jis jau Paryžiuje ten kaip sakant, įsikūrė ir gyvena Prancūzijoje, bet jis tam Paryžiuje vis tiek jaučiasi irgi svetimas. Ir jis, bet kai sugrįžta į Alžyrą, jis jaučiasi Alžyrė labai gerai. Tai va. Jo, Ten saulė, jūra, taip. tas peizažas jį kažkaip tai nuramina ir jisai vėlesniuose kūriniuose, kaip sakau, susitaiko su tą. O gali, o gali turbūt taip, nu mes čia taip, kaip čia, pletkų lygmenį arba pamastymų, tokių labai labai lengvų pamastymų. Ar gali būti taip, kad žmogus iš ten, kur gimsta, nu jisai gimė, ten augo, puikiai suprantam, kad jis, nu, niekam galbūt nėra linkima tokio gyvenimo, be tų didžiųjų laimėjimų, kad apie tai kalba visas pasaulis, bet tavo gyvenimas yra žiaurus ir jisai baigėsi Jo, žiaurus. Ar galima tai pasakyti, kad jisai toj savo erdvėjai, namų erdvėjai, kad ir kokie namai, nu savo valstybei, savo šalyje, ir bando pasakyti, kad mes kiekvienas gal mums lengviausia yra suprasti, kaip elgtis tam tikroje situacijoje, kai esam ten iš esmės, kur mes ir gimėm. Nu, vat, kaip taip. jūs sakot, kad Prancūzijoje, bet kažkas, nu, kažkas kaip ir keliauja mes žmonės dabar šiandien, ar ne, išvažiuojam į kitą šalį, atrodo, oi gyvenčiau, oi kaip Jo, likčiau, oi kaip būčiau, bet jeigu tu gauni galimybę pabūti ilgiau, nu, tu vis tiek nori grįžti į Lietuvą, tu nori grįžti į taip. savo gatvę, tu nori grįžti, kur tavo kalba kalba ir tu nori grįžti, nu, va, tas. Tai ar gali būti, kad būtent jo visas šitas veikalas, apie kurį mes kalbam, labai daug rezonuoja ir šiuolaikiniam žmogui suprasti gal tam tikrą savo, nu, kaip čia, vertybės, net ne vertybės, bet tokį atsakymą, kodėl aš taip norėčiau, o ne kitaip. Ir kodėl kartais tie norai, kurie atrodo, kad yra didžiausia siekiamybė, kai tu juos gauni nelabai ten ir viduje tu vis tiek toks tuščias jautiesi. Jo, ir dar vat įdomiausia, kad Kamiu vis dėlto yra gamtos žmogus Mhm. ir gamtos vaikas. Kai Sartras, kaip sakau, yra užaugęs tokio intelektualiniai knyginėje aplinkoje Paryžiaus, tai jisai toks tipiškas Paryžiaus apsiskaitęs intelektualas. O Dabar man Kamiu, tai jūs, kai kalbat tarp tų knygų, jo, tai jo, jo, labai jo, gerai jo. rezonuoja. Pats knygų spintoje užaugęs, jo. Bet kalbant apie Kamiu, iš tikrųjų jo, tai Kamiu yra gamtos žmogus, užaugęs, kaip sakau, skurde ir saulėje. Bet tą skurdą, aš sakyčiau, jau vėlyvasis Kamiu galima skurdą pritaikyti vat, būtent tarp skurdo ir saulės, tai jau šiuo atveju tas skurdas tai yra ta Paryžiaus visuomenė, kur Kamiu jaučiasi svetimas. Ir čia tiktų jau ir Sartro žodžiai, kiti tai pragaras. Ir Kamiu sugrįžęs į Alžyrą, jisai tikrai pasijaučia gerai, kur yra saulė, jūra ir taip toliau. Tai va, tai aš sakyčiau, kad Kamiu vat, nuo savo jaunystės jisai va, tikriausiai turėjo tą tokį kažkokį tai nepasitikėjimą įvairiom ideologijom. Ir jis buvo beje įstojęs į komunistų partiją, bet ten ilgai neįsilaikė jo. Tokį, tarp kitko. Mhm. Jo, ir jisai iš esmės atmetė tiek komunizmą, tiek krikščionybę. Kodėl? Todėl, kad jo manimu reikia gyventi čia ir dabar. Tai yra šią akimirką. Taip.
O visos ideologijos, jos iš esmės ar religija, pavyzdžiui, kaip krikščionybė žada pomirtinį gyvenimą, tai reiškia atidėtą gyvenimą, arba kaip komunizmas žada šviesų rytojų, tai ateityje bus geriau. Dabar yra blogai, Taip, pakentėkit, bet ateityje mes gyvensim šviesioje ateityje. Tai vad, jo manimu nereikia atidėti gyvenimo. Gyventi reikia čia ir dabar, šią akimirką. Todėl vat iš čia nepasitikėjimas įvairiom ideologijom ir yra netokia sąmokslo teorija, kad Kamiu, skirtingai nuo Sartro, Kamiu buvo aršus ir antikomunistas ir antifašistas. Kai Sartras buvo aršus antifašistas, bet buvo komunistuojantis intelektualas. Kamiu atmetė tiek komunizmą, tiek fašizmą. Ta prasme, lygiaverčiai, taip, jam lygiaverčios visos ideologijos yra, ne? Ar vartotojiška ta ideologija, jam irgi jis yra svetima, ta prasme. Kad mes kaip sakau, va, grįžtam prie tokio fenomenologinio požiūrio į pasaulį, ne? Priimti pasaulį toks, koks yra, matyti pasaulį toks, koks jis yra, ir gyventi čia ir dabar, atmetant visokias ideologijas. Tai va, ir čia yra tokia sąmokslo teorija, kad galėjo būti, kad ta avarija buvo inscenizuota KGB, tai yra e, Sovietų sąjungos slaptųjų mhm, tarnybų dėl Kamiu antikomunistinė, tokių aršių antikomunistinių pažiūrų, taip, kad buvo įtaisytas sprogmuo padangoje ir Kamiu buvo nužudytas, jis nežuvo e, tragiškai, jis tiesiog buvo nužudytas. Yra toks italų tyrėjas, žurnalistas, kuris net parašė romaną apie tai, kaip Kamiu buvo medžiojamas KGB. Nu, bet čia sakau, čia jau labai jo, tokia, jau daug ekstra teorijos, sąmokslo taip, teorija, greičiausiai taip nebuvo, greičiausiai tai buvo tiesiog nelaimingas atsitikimas. Bet kaip sakau, grįžtant prie tų ideologijų, tai Kamiu atmetė visas ideologijas, kaip sakau, kaip tiesiog ne tik kaip netikras abstrakcijas, kur problema, kad žmonės juose pradeda gyventi taip, ir problema, kad gyvenimas tose abstrakcijose sukelia ir karus, ir nesantaiką, ir konclageriai, būtent pastatyti ant tų vat, kažkokių tai kvailų idealų, kuriais žmonės fanatiškai įtikė. Kamiu nebuvo fanatikas, skirtingai nuo Sartro, kur Sartras gyvenimo pabaigoje buvo antiek pamišęs, kad Paryžiaus gatvėse dalino maoistinius lapelius. Ta prasme, tai čia nu jis taip reiškia save, nesuvokiama. jam buvo tokios dienos, Jo, kam nebūna iš ne, bet tiesų. kalbant apie Kaip, Kamiu, tai būtų jam visiškai nesuvokiama. Ne? Nors, kaip taip, sakau, jau jaunas Kamiu jis įstojo į komunistų partiją tikriausiai dėl to, kad komunistų partiją įsivaizdavo kaip tokią humanišką, kur antikolonialistinę, kovojanti prieš Paryžiaus režimą primestą alžyriečiams ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, iš tokių, taip, iš tokių humanistinių paskatų, bet kaip sakau, jis ilgai neįsilaikė toj partijai. Dabar kalbant dar apie tą teismo procesą, ne? Ir o, jo, tai kultinė vieta. taip, Mhm. kultinė vieta, tai aš sakyčiau, čia jisai irgi mm, paėmęs šitą idėją jis pats buvo reporteris ir žurnalistas ir jis pats dalyvaudavo Alžyre teismo procesuose, kuriuose prašydavo, nužymiuosiuose įvairiuose teismo procesuose, kur buvo kaltinami žmonės, tie patys alžyriečiai, kurie, sakykime, prieš tą prancūzų priespaudą kovojo ir taip toliau ir panašiai. Ir jisai pats matė, kaip ta teismo visa, tie teismo smagračiai gali sutraiškyti žmogų labai lengvai. Ir kad tas Taip. teisingumas tai yra, na, toksai irgi paradomasis. Ne? Ir keliantis baimę, man atrodo, Ir visi, kas yra keliantis dalyvavę baimę tenai, taip ir atrodo, kad traiškantis kartais likimus. Jo. taip, ten kaip paklausi, atrodo, kad nekaltas, bet sakysi, kad kaltas, kad tik tave Taip, ramybį paliktų. taip, taip, Mhm. taip, taip. Tai va, tai, kaip sakau, čia yra ir biografijos ta detalė. Va, Svetimas yra labai biografinis romanas iš esmės, ne? Tik tai, aišku, pakeltas į tokį jau estetinį, ne, tokį rangą. Bet
Tai jis paėmęs tą idėją iš brolių Karamazovų, irgi ten yra teismo procesas, bet aš dar sakyčiau, dar yra dar svarbesnis romanas, tai yra Dreizerio amerikietiška tragedija, toks romanas. Nu, nieks čia Lietuvoje jo nežino, bet jis yra išleistas lietuvių kalba, labai seniai, man atrodo, gal Kaip tarpukarį. tais niekas, man to tas Rusas žino, šiaip jau ir mums Nu, pasako. Taip. jo, tai ten Dreizerio romane irgi pagrindinis veikėjas bando nužudyti savo buvusią mylimąją. Ir irgi paskui yra antroji daly, kaip tik teismo procesas vyksta. Ir teismo procese prokurorai ir teisėjai visiškai nesupranta, kodėl įvyko tas pasikėsinimas į tą buvusią mylimąją. Nu, logiškai jie kaip ir supranta, bet esmės jie nepagauna. Tai va, tai čia aš sakyčiau irgi Kamiu. Prokuroras, jisai logiškai sudėlioja visus įvykius, ane, ir suteikia jiem kažkokią tai loginę prasme, kur jokios prasmės nėra. Tai yra tiesiog pavieniai įvykiai, kurie neturi jokios loginės prasmės. Tai kaip sakau, lempas, stalas, ane, žmogus einantis su šuniu. Tai tiesiog tai yra įvykiai, kurie neturi jokios prasmės. Ir pasaulis kaip toks yra mums svetimas ir jis neturi jokios prasmės. Iš to ir kyla absurdo jausmas. Nes aš, kai susiduriu su tuo svetimu pasauliu, pasaulis man atgal neatsako. Ne? Skirtingai nuo romantikų, kurie galvoja, kad pasaulis yra kaip man artimas ir savas ir iš esmės tai yra mano sąmonės produktas, ne? Visas pasaulis. Tai šiuo Taip, atveju taip. sąmonė yra savyje, būtis yra savo. Ir tai yra kaip du nesusiliečiantys indai. Ir dėl to, kaip sakau, tas veikėjas yra absurdo herojus, ne? Ir maištininkas prieš šitą tikrovę, kuri jam yra svetima. Jis maištauja prieš ją, ne? Atsisakydamas dalyvauti kažkokiam tai žmonių spektaklėje, ne? Jis tokiu būdu maištauja prieš šitą tikrovę, ne? O Tai mes skaitom ir galvojam, kodėl mes kartais neišdrįstam pagyventi be didelių prasmės ieškojimų, taip, o taip, taip, tiesiog būtent šiandieną taip. eini Bet ir taip. tiesiai į gatvę ir eik per gyvenimą žmogau, mažiau tu klausk. Taip, mažiau tu klausk ir mažiau tu klausk apie gyvenimo prasme, kurios nėra, pasak Taip. Kamiu. Dėl to tie visi klausimai ir tos visos ideologijos ir kyla iš noro prisiaukinti tą tikrovę, paaiškinti tą tikrovę, padaryti ją draugiškesnę, bet tai yra fantomų abstrakcijų pasaulis. Tai yra dirbtinas pasaulis, kuriame mes bandome kažkaip tai įsipatoginti, bet jis nėra tikras ir mes, kaip sakau, tokiu būdu gyvenam tiesiog neautentiškus gyvenimus, vaikydamėsi kažkokių abstrakcijų ir vaiduoklių, ne, sakykim taip. Nu, kadangi jau taip gražiai sudėliojom visus taškus ant į ir aš dabar net negaliu drįst, kaip čia prieš save prieštaraus vėl purtyti man tautas su klausimais, nes mes palinkėjom žiūrovui mažiau klausti, daugiau išgirsti ir patiems Taip. pasinerti į kitokią būti ir galbūt kažko iš jos Ir pasimti, gyventi čia pasimokyti. ir dabar, o ne ateities Visiškai. kažkokiam vizijom. Taip, Rožai, bet kalbant apie mus, apie tai, ką mes su jumis darome ir kas yra labai labai smagu, aš manau, kad mes žiūrovam gyventi čia ir dabar dar palinkėsim ir to, kad mes irgi gyvensim dar literatūros mašinoje ir mes niekur nedingom. Šiek Taip, tiek buvom padarę pertrauką. taip, taip. Tai pagyvenom savo autentiškus gyvenimus, bet grįžtam čia, pagyvenam tos gyvenimus kartu. Ar tikrai autentiškus jie manęs Taip. pagyvena? Ir aš tikrai labai labai dėkinga, kad kažkaip prisiminėm tą iš mokyklos kūrinį, Jo, ištraukėm ir šių dienų, ypač Lietuvoje, net nereikia eiti kažkur toli aktualiuose, man atrodo, tokia kaip pagalbos knyga, trumpai, taip, taip. ją lengva tikrai suvalgyti, toks vakaro skaitalas. Vakaro skaitalas, puikus skaitalas ir kaip sakau, vat su Ieva norėtųsi visiems palinkėti, kad pagyventi čia ir dabar, pagyventi, kad ir kaip tai sunku kartais nusimesti tas kaukės, ne? Ir pabūti laisvais, ne? Pasistengti pabūti laisvais ir pasistengti, kaip sakant, nors akimirkom išeiti iš to spektaklio kažkaip tai, ne? Ir, nu, Kamiu, man atrodo, čia kažkur, aš va dabar net nežinau, kažkur buvau užsirašęs labai,
labai gerą sakinį, bet dabar netrandu, kad dėl ko verta gyventi, man atrodo, jis kažkur yra sakęs, kad jis paminėjo keletą atskirų žodžių, dėl ko verta gyventi šitą absurdišką gyvenimą. E, dėl meilės, dėl saulės ir dėl jūros. Rūsti, aš taip jam pritariu. Wow, rankas į viršų, aš pritariu tau. Kamiu pritariu Rusui, kuris perdoda Kamiu žodį mum. Ja. Ir tikrai, man tai Kažkur labai buvau Lietuvoje. užsirašęs, bet atsiprašau, taip gavosi Ne, spontaniškai. Jo. viskas taip natūraliai gražiai suskambėjo. Ačiū Jums labai, ačiū, kad šį Ačiū. šeštadienį, kaip čia paskirėte savo valandėlę autentiško gyvenimo mum. Mums buvo labai Ja. įdomu. Manau, kad ne man vienai, o ir žiūrovom paklausyti tikrai turiningų minčių ir suprasti, kad nereikia kartais iš savęs reikalauti, nu kažkokių, žinot, mes žmonės tokie žiaurūs Taip, esame, iš savęs reikalaujam daug atsakymų, būtent. nieko nereikia reikalauti, tiesiog būt su tais, Tiesiog kuriuos. būti, jo, labai geras palinkėjimas, Ieva. Ir dar vienas dalykas, kurį aš noriu parekomenduoti, tai yra a, François Ozonas, režisierius, dabar pastatė Prancūzijai vieną laukiamiausių filmų. Prancūzijoje jau pasirodė, tikėkime, pasirodys ir Lietuvoje. Taip ir vadinasi Svetimas. Pagal Kamiu romaną. Taip. Ir juosta, kaip aš mačiau, nu, mačiau tik tai trailerį, tai yra nespalvota, būtent Mm. jo, perteikianti tą. Aš tikiuosi, aš dar nemačiau irgi to filmo, bet laukiu, kad, sakau, atvežtų į Lietuvos kino teatrus ir bus labai įdomu pamatyti ekranizaciją Svetimo. Tai va, Intriguoja, tik intriguoja. pasirodė, jo. Taip, gerai. Ačiū tom gražiom mintim. Knyga, filmas, mažiau klausimų, daugiau gyvenimo. Ir, Taip, Ruzai, ačiū iki kitų mūsų literatūrinės mašinos pasisukimų. iki Ieva. Sėkmės.